da, of course. Pataikė savo mėtymus ir tiek. Čia iš tikrųjų tik tai pirmas kėlinys. Antras bus už 40 sekundžių. Kiek nuovargis? Gali tokį nuovargį. Tai nesinori iš tikrųjų ieškoti jokių pasiteisinimų, nieko ne. Yra tik kaip yra. Iš tikrųjų, po taip paskutiniu metu tiek varžybų žaidžiam, kur niekada tik nesam daug žaidė, aišku, viskas jaučiasi, bet dar niekas nenori to nurašyti ant nuovargio. Sprendimas sutrumpinti seriją iki 2 rungtynių. Aš nieko negalvoju, čia ne mano sprendimas, kiek tai pasakys, tiek ir žaisime. Iš 2 rungtynių. Ne mes sprendžiame, mes žaidžiame. Klausimai. Kaip klausimai? Ačiū. Well, after what I heard, it was the first time we won in 40 years. But it's not an accomplishment that I want to finish out with. Regis is a very good team, and this is the first time we beat them this year. And the other time they used to beat us pretty bad, actually. So it felt good to come out here and win this one, but we ain't winning nothing yet. The next game is on Thursday, and that's the one that really counts. Good result for your team. You can go to final. Say that again? It's good result for your team. You can go to the final after the second match. Yeah, I think we can. I mean, if we just continue to play hard, play together, anything can work, anything's possible. Thank you, Dan. First of all, your comments about the team. Well, it's pretty simple, They managed to play better in the last 5 minutes, especially in the last minute and 20. They beat us like 7 points. We were shooting without any reason for threes, Valančiūnas was missing free throws. At the same time, they were scoring inside the paint. So that's not the way we are playing this year, but I don't know. Like we don't play 2 games. We play 1 big game, 80 minutes. You understand? And that's why I'm even more disappointed in some of the players, not understanding that, even a smaller loss is something that will work for us. Now we are in a tough situation, so we'll see what we are made of in 2 days. Very simple. Very simple, Early fouls of Valančiūnas put us out of the rhythm, put him out of the rhythm. Actually, we looked good. He played so-so in the second half. And the rest of the team, we were not shooting well, missing open shots. If they believe that we will miss open shots in 2 games in a row, that's okay. That's okay. What you told your team after the game? Oh, nothing special. We have to play in 2 days. We need to regroup and play. Because everybody's thinking about those Žalgiris Rytas series. I mean, there is no series if we or Žalgiris don't beat Rudopis or Šalai. Come on. I mean, I don't like the fact that we are playing just 2 games. We play whole season
and we don't play playoff series. This is not playoff series. This is 2 games, which I don't understand, really. And as you know, our schedule is crazy, but all of it we can put on side. We should be better tonight. Okay. Aš linkęs būti realistu, taip mačiau antroje rungtynių dalyje, kad Lietuvos Rytas iš tikrųjų daug žaidė varžybų ir to tokio šviežumo, vyrai kovėsi, jie kovotojai, bet trūksta tokio šviežumo, laisvumo, ko norėtų treneriai. Ir, sakysim, jiem nebuvo tokios geros rungtynės, o mes įmetėm gan sunkių tokių metimų, bet čia neatsitiktinumas, čia yra. Daryk, gali dvido ateiti, nes labai triukšmas. Kodėl tie sunkus metimai krenta, ar dar kodėl varžovam nesiseka, tai visų pirma garbė mūsų vyram, nes tiek visi legionieriai, tiek mūsų žmonės, ko kartais pasigesdavo, tai tokio susiklausimo ir kovingumo. Dabar aš mačiau, kad ten ir rungtynių pabaiga, ir Kemas, ir Šonas man jie rodo, ar taip pat ginamės, treneriai jie jau klausė, jie tiesiog patys įsijautė, nes buvo tokia mūsų taktika, kad kuo dažniau keisti, neleisti varžovam žaisti savo žaidimą, neleisti įsižaisti. Tai jie labai buvo tokie dėmesingi, susiklausė, gerai nusiteikę ir galvoju, kad nusipelnė pergalę. Antrose varžybose jis irgi kažkaip išnaudoja tą nuovargį ir greitai žaisti. Dar pagalvosim, kiek žaisim. Dabar duokit pasidžiaugti, pamastyti, ką buvom numatę, ką įvykdėm, ką nevykdėm, kaip varžovų rezervai. Ką pasakėt po rungtynių? Saviem ką pasakiau. Sakiau, mūsų koks svarbiausias dalykas. Mes negalim lygintis, ne čia prieš varžybas. Aš jam pasakiau, pamenat, ką aš jums sakiau prieš varžybą. Mes negalime lygintis 5 prieš 5, va taip. Mes turim būti, va taip, kumštis prieš 5, kad kur yra, ten reikia. Valančiūnas pavojingas, kaip matot, rezultatai, nežinau, kiek čia pavyko, tą dar reikės panalizuoti, bet jis neprimetė mums tiek taškų, nors jis pavojingiausias žmogus, Seibutis, ir va čia toks mūsų nusteigimas. Aš tik tai pasakiau taip, sakau, jūs pamenat, ką aš jums pasakiau prieš varžybas. Ir sakiau, jeigu mes visi kartu būsim, jeigu mes būsim va kaip kumštas, tai mes galim tikėtis pergalės. Ir visi galva linkčia, tai aišku, tai va, sakau, tai likim visada kartu. Pradžiugino sirgalius, suteikė viltį prieš rungtynes. Galvoju, +9 geras rezultatas? Galvojau +10. Kad ne tavęs koks šitas, kad 2 skaičiai galbūt. Dviženkliai, 10, 11, dviženkliai, 9 yra vienženkliai. Kiek šansų yra išsaugoti? Saugot nereikia, jeigu saugot, niekada neišsaugot. Reikia galvoti, kaip dabar va sukurti. Dėl to ir neskubu atsakyti, kad taip, mes taip pat žaisim. Galiu pamelodamas pasakyti. Mes žaisim labai greitai, mes ten tą darysim labai lėtai. Reikia pagalvoti protingai. Reikia žaisti taip, kaip jiem nepatiktų, kaip jiem neparanku. Ir visą laiką galvoti, kad norim iškovoti pergalę, o ne skirtumą išlaikyti. Jeigu skirtumą laikysim, tai nelaimėsim. Daug ar mažai prieš Atakumasas? Kai serija yra iš 2 rungtynių. Daug, todėl kad turbūt didžioji dalis salėje vargu ar tikėjo, kad gali Šiauliai laimėti. Jeigu laimė ne vieną
ne vienu metimu, kaip aš sakau, 3 taškai. Ten per visą aikštę paleidus gali laimėti tokį, tai čia nėra dar toks pranašumas. Jeigu laimėjom daugiau negu vienu metimu, tai reiškia daug. Nes tai yra, jūs suprantat, elitinė komanda Eurocup varžybose užėmė 3 vietą, taip kad vyram buvo geras stimulas. Mes laimėm dabar daug prieš ką laimėm į pabaigą, labai džiaugiuosi, kad tokia forma yra, kad yra toks susitikimas, bet ir manau, ir jie pajunta malonumą, kad galim laimėti ne tik žemesnių komandų, bet laimėti ženkliai prieš Rytą. Tai žmonės vis tiek pakilėjo. Jie sunkiai dirbo visą sezoną ir visokios traumas, bėdas, jūs pamenat, kokie buvo išbandymai. Tai kaip aš sakau, sėkmė tai yra iškentėtas skausmas. Tai vyrai iškenčia, aš tą dažnai kartoju dabar, kad iškesim kažką, tai jeigu atiduodi, tai gali tikėtis gauti. Jeigu tik tai skrajoja padėmesys, kad geras arba pasiseks mums, tai čia nekelias. Tai va, vyrai kenčia ir būna pamalonė. Neapmaudu dėl paskutinės atakos, kad metimo į krepšį. Nekyla liežuvis pasakyti. Galėjo geriau, dar kažkas apgauti. Aš pats įsivaizduoju, kaip aš būčiau padaręs. Jie labai tikėjęs, kad visi pasitraukė, kad varysis. Ten tiesiog mes taip esam pasimokę, padarykim žirginę. Kad Raitis bus atšokęs, duoda perdamas, taigi bus nubėgęs. Čia buvo greitesnis už Vabrauską, būt net iš pagrėti. Čia nelemiamas dalykas. Jeigu atlaikysim, tai atlaikysim Vilniui ne dėl to metimo. Ačiū.